Ir pabaigoje trumpai pagrindinės rytojaus dienraščio Lietuvos rytas temos. Ar gali žmogus agituojantis tausoti gamtą įžūliai ją niokoti? Taip klausdami kriminalistai žvelgia į gamintojų ir importuotojų asociacijos vadovą Alfredą Skinulį. Arvydo Lekavičiaus rašinys "Gamtos bičiulių vardas slėpė purvinas aferas". Kitos temos. Rusija draudimais tampanti nervus mėsos ar gyvulių importuotojams prisiminė Lietuvos pieno produktų gamintojus. Sūriams ir kitai produkcijai nuspręsta padidinti muitą. Ar kalėjime atsiradęs motociklininkų klubas gali pakeisti nusikaltėlį? Tokį vilties projektą bandoma kurti Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriuje Pataisos namuose. Karolina bus puikiai ambasadorė. Taip kalbama apie vienintelę nužudyto Amerikos prezidento Džono Kenedžio atžalą, kuri greičiausiai vadovaus Jungtinių valstijų diplomatinė atstovybė Tokijuje. Šis postas vadinamas prestižiniu. Plačiau apie viską rytoj skaitykite dienraštyje Lietuvos rytas. Netrukus išsami orų prognozė, o naršydami internete nepamirškite užsukti į mūsų portalą lrytas.lt. Ačiū už dėmesį visiems žiūrėjusiems ir iki rytojaus.